Sveiki, sveiki. Šį kartą noriu pakalbėti apie tinklinį marketingą, binarinę sistemą ir tiesą, kurią jums reikėtų žinoti. Šiandien kalbėsiu apie tai, ką dažnas kalba per pusę lūpų. Apie tinklinį marketingą, binarinę sistemą, produktus ir be abejo nepatogią tiesą, kad šioje sistemoje žemiau esantis žmogus gali tave pralenkti. Ir tai iš tikrųjų yra normalu. Ir tai yra nutikę mano struktūroje, kurioje jau yra 1770 registruotų asmenų. Lietuvoje aš esu mūsų Atomic kompanijos pradininkė ir didelėje struktūroje dėja atsirado žmonių, kurie atėjo nemiegoti, o, kaip sakoma, dirbti ir užsidirbti ir ėmėsi realių veiksmų, kaip sakoma, šioje mūsų kompanijos tvirtovėje ir be abejo savo meistriškumo rangų šovė į viršų aukščiau už mane. Ir tai yra normalu. Aš šiais žmonėmis iš tikrųjų didžiuojasi, nes jų tikslai yra dideli ir žinau, ko jie siekia. Atomic kompanija gyvuoja jau 16 metų ir turi 16 asmenų, kurie pasiekė aukščiausią Imperial meistriškumo kvalifikaciją. Ir kas įdomiausia, kad šie žmonės pasiekė tą kvalifikaciją skirtingų periodų. Dabar kaip pavyzdys. Pirmu numeriu aplamai iš vis kompanijoje užsiregistravęs asmuo šį Imperial meistriškumo lygį pasiekė 13. Pirmu Imperial meistru mūsų kompanijoje tapo 5 numeriu turintis ID asmuo. Na, o antruoju Imperial meistru tapo užsiregistravęs asmuo, kuris turi ID su 5016 numeriu. Na, o ketvirtas tapo 3 Imperial meistru. Na, o ketvirtu tapo iš tikrųjų turintis ID 6147 ID. Ir be abejo 5 Imperial meistru tapo asmuo, kuris turėjo ID su 7130 numeriu. Tai, kaip sakoma, akivaizdus įrodymas, kad Atomic kompanijos binarinėje sistemos veikimo principas nėra piramidė. Tai neatsitiko taip, kad, sakykime, pirmasis asmuo sistemoje užsiregistravęs pasiekė 1 rangą, antrasis 2, trečiasis 3 ir taip toliau. Tai pagal piramidės principą, kaip dažniausiai sako, tai neįvyko. Dabar kas yra pati binarinė sistema? Tai yra struktūra su 2, kaip sakoma, komandomis. Tai yra 2 kojos, tai yra dešinė koja ir kairė koja. Ir mes jas statome žemyn. Kiek į gylį nueis mes nežinome, kiek į plotį nueis mes nežinome. Bet po savimi aš galiu paregistruoti tik tai 2 žmonės. Iš vienos kojos, iš vienos pusės vieną žmogų ir iš kitos pusės žmogų. Tai ir komisinių dydis, kaip sakoma, priklauso ne nuo titulo, kuris yra, kaip sakoma, viršuje, bet nuo komandos balanso ir be abejo realios apyvartos. Dabar binarinės sistemos pliusai ir minusai. Pliusai tai greitas augimas, nereikia, kaip sakoma, 100 ir 1000 žmonių. Aiški struktūra, paprastai galima paaiškinti naujai prisijungusiam asmeniui. Be abejo, komandinis darbas, visi yra suinteresuoti padėti. Dabar kaip tai paaiškinti? Dabar, sakykime, aš po savim paregistruoju tik tai 2 žmonės. Kur man dėti kitus žmonės, kuriuos aš randu, nes ašgi ieškau žmonių ir kur man juos padėti. Tai aš registruoju visada žemyn po savo priregistruotais partneriais. Tai yra pagalba jiems. Na ir be abejo uždarbis iš apyvartos, o, kaip sakoma, ne iš pažadų. Žmonės perka, mes už tai gauname pinigėlius.
Na ir žemiau, kaip ir sakiau, partneris gali uždirbti daugiau už tave esantis. Kaip sakoma, čia yra ne minusas, bet brandžios sistemos ženklas. Na, o dabar binarinės sistemos kokie minusai? Reikia disciplinos. Sistema nepraleidžia iš tikrųjų pasyvumo, jeigu tu esi pasyvus, tai tu ir stovi vietoje. Jei neturi balanso, neturi pajamų, jos stringa. Kas yra balansas? Tai yra balansas, kai tavo kojas abi eina vienodai. Sakykime, vienoj kojai 200 ir antroj kojai 200. Vienoj kojai 500 ir kitoj 500. Tai yra balansas. Ir, kaip sakoma, tinka ne visiems, kas ieško greitų pinigų, čia tikrai neužsibūna. Na, o dabar svarbiausia. Dauguma binarinį marketingą priskiria piramidai. Bet nepasigilina, kas tai yra ta piramidė. Girdėjau, kad yra binaras toj piramidėje ir viskas. Ir užsikabliuoja tiesiog, kaip sakoma, visam tai gyvenimui. Binarinis marketingas, tai jau čia piramidė ir nieko kito. Tai va matot, akivaizdus įrodymas, aš jums aukščiau papasakojau jau apie mūsų registruotus pačius pirmus Atomic kompanijos narius, kurie pasiekė kaip rangus. Tai neatsitiko, kad pirmas uždirbo didžiausią pinigų sumą, antras irgi taip pat uždirbo. Taip nebuvo. Iš apačios atėjo žmonės, kurie peršoko pačius pirmus prisiregistravusius ir atėjo iš dar giliau, kurie pasiekė šitą rangą. Tai kaip sakoma, dirbo tie, pasiekė rangą tie, kurie iš tikrųjų atėjo uždirbti, bet kiekvienas dirbo savo tempu. Dabar kas yra ta piramidė? Piramidė tai neturinti realaus produkto. Pinigai ateina iš naujai užregistruotų žmonių, kurie įneša, sakykime, ten ar nario mokestį, ar perka paketą, ar kažkokį vietą prie stalo. Ir dauguma piramidžių dažniausiai prisidengia dar, tipo mes turim produktą, mokymus. Tai prašo nusipirkti jų kompanijos mokymus už tam tikrą sumą ir, kaip sakoma, ir jie galvoja, kad tai yra normalu, nes dauguma normalių kompanijų mokymai yra tikrai nemokami. Ir, kaip sakoma, tokiu atveju, kaip žmonės įneša pinigus neaišku už ką, ten tikrai uždirba tie, kas stovi aukščiau. Tokios schemos iš tikrųjų ilgai negyvena, jos greitai sugriūva, o be to pas mus tokios piramidės yra uždraustos, bet, kaip sakoma, atsiranda paklausa, atsiranda ir pasiūla. Kai žmonės vėl ant jų pakimba. Nes piramidė siūlo labai greitą uždarbio būdą, net nepasigilinę žmonės iš tikrųjų, neria stačia galva su savo krūva pinigų į šią aferą ir dėja lieka be nieko. Nei uždarbio, nei pinigų. Na, o uždarbiu džiaugiasi kas? Tie, kurie stovi pačioje piramidės viršūnėje. Jie trina rankutėmis, kad atėjo kažkoks, kaip sakoma, nepasigilinęs, nepasižiūrėjęs ir atnešė man krūvą pinigų. Ir aš labai džiaugiuosi, ploju rankutėmis. Tai va, mėlėjai, būtinai pasigilinkit, pasižiūrėkit, ar yra produktas, ką siūlo ir taip toliau. Nenerkit stačia galva ten, kur jums siūlo. Dabar dauguma, ir aš esu ne vieną kartą gavusi pasiūlymą, kaip siūlo ten, 2 procentai, 5 procentai, 6 procentai, tik įnešk pinigų, tu gausi taip ir taip ir taip ir taip. Nu tai va, o produkto jokio nėra. Tai viskas aišku, šita piramidė gyvuos tol, kol kažkas neš tos procentus arba tą pinigų sumą ir uždirbs. Taigi, kuo Atomic kompanijos binarinė sistema skiriasi nuo piramidės? Pas mus yra realūs, kasdien naudojami produktai. Uždarbis iš produktų apyvartos, ne iš žmonių įnašų. Nėra privalomų startinių paketų, nėra spaudimo pirkti, sandėliuoti produktą, kur dauguma kompanijų turi, kaip sakoma, tokį kaip ir privalumą, kad tu turi padaryti asmeninių pirkimų ir tos produktus parduoti. Pas mus šito nėra. Na ir be abejo, ir ilgalaikis
100 metų į priekį veikiantis verslo modelis. Be abejo, senasis verslo pasaulis gyvena pagal principą. Viršus visada laimi. O šis principas dar labai daugam yra įaugęs į galvą ir paprasčiausiai jie kito principo nemato ir nenori matyti. Na, o šiuolaikinis tinklinis marketingas, kaip sakoma, laimi tas, kas dirba. Taigi ir jeigu tavo komandos žmogus, kaip sakoma, tave pralenkia, tai nėra problema, tai yra ženklas, jog sistema dirba teisingai. Dabar kalbėsiu atvirai, kam ši sistema tinka, o kam netinka ir kodėl čia nelieka atsitiktinių žmonių. Ir jeigu nori suprasti, o ne tikėti, kas tai yra, tai pažiūrėk mano šitą įrašą iki galo. Tai bus be pagražinimų, be pasakų sekimo, tai yra iš tikrųjų tikra realybė. Ir kamgi marketingo binarinė sistema tinka? Taigi žmonėms, kurie supranta, kad rezultatai ateina per laiką, o ne per savaitę. Tiems, kurie yra pasiruošę mokytis, net jeigu jau ir turi, kaip sakoma, patirties kitose srityse. Be abejo, kantriems, nes čia yra svarbi sistema, o ne emocija. Atsakingiems, nes tavo komanda remiasi į tave ir turintiems stuburą, nes reikės išgirsti ne ir vis tiek eiti toliau. Be abejo, tiems, kurie nori kurti ilgalaikę vertę per realius produktus, o ne per, kaip sakoma, pažadus. Na ir lyderiams ir tiems, kurie nori jais tapti. Na, o dabar kam ji netinka? Ji netinka, jeigu tu ieškai greitų pinigų be jokio darbo. Tiems, kurie nenori kalbėtis su žmonėmis, tiems, kurie kaltina sistemą vietoj to, kad išsianalizuotų savo veiksmus, ką jie daro ne taip. Norintiems būti viršuje tik dėl statuso ir neturintiems kantrybės laukti, kol pasėta sėkla sudygs. Binarinė sistema nėra loterija, ji veikia tik tada, kai veiki tu. Ir kodėlgi čia nėra atsitiktinių žmonių? Nes sistema labai greitai, kaip sakoma, parodo visą tiesą. Jei dirbi, matai rezultatą, jei tik kalbi, tai matai tylą. Atsitiktiniai žmonės dažniausiai ateina dėl emocijos. Ir išeina, kai pamato, kad reikia struktūros, reikia pasikartojimo, kaip sakoma, ir be abejo atsakomybės. Tokiose kompanijose kaip Atomi modelis yra paremtas produktų vartojimu ir apyvarta. Čia neužtenka užsiregistruoti, reikia kurti srautą, komandą, turėti balansą, kaip ir sakiau, abiejose kojose. Na, nebent jeigu tu nori būti tik tai produkto naudotoju, tai tau šitos sistemos negalioja. Tu gali užsiregistruoti ir pirkti, kada tu nori, kaip tu nori ir už kiek tu nori. Tai va, kaip sakoma, tau yra suteikiama laisvė. Na, o sistema turi vieną gražią taisyklę. Jie apdovanoja nuoseklumą, o ne entuziazmo protrukius. Ir kodėlgi čia nelieka atsitiktiniai? Lieka tie, kurie nusprendžia dirbti. Tinklinis marketingas tai yra, kaip sakoma, ne vieta pasislėpti, tai yra vieta užaugti. Ir klausimas visada yra tas pats. Jeigu tu esi pasiruošęs augti, tai ir pasiruošęs prisijungti prie mūsų Atomi kompanijos binarinės sistemos ir apie patį marketingą norėtum sužinoti žymiai daugiau, tai parašyk man, suteiksiu daugiau išsamesnės informacijos apie mūsų pačią kompaniją, apie produktus ir apie uždarbio galimybės. Tai linkiu visiems nepasimauti ant piramidės, dalyvauti toje sistemoje, kuri duoda uždarbį, kuri yra patikima, turi 100 metų verslo planą į priekį ir kuri duoda pastovumą ir stabilumą. Tai laukiu tavęs, jei tu esi nusiteikusi dalyvauti šioje binarinėje sistemoje, nepabūgti, kurti komandą, uždirbti didelius pinigus ir pasiekti be abejo mūsų patį aukščiausią imperial rangą.
Tad sėkmės visiems ir laukiu tiem, kam aktualu uždarbio galimybė.